tik 5 praleisti taškai yra labai geras rezultatas. Čia šį kartą, na ir po Tomo Taučiaus paprašytos minutės pertraukėlės, bus įdomu pažiūrėti, ką sugalvojo Panevėžys. Ir čia paprastas Timofejeva. Arčiau krepšio, Timofejeva dalyjasi kamuoliui. Kazučiūnaitė bando atakuoti Razgutę. Ir tą pavyksta iš retesnių momentų šiandien. O čia pavyksta su greita Aišių komandos ataka. Ir čia Paulauskaitės. Ties pražangos riba. Mat baudos metimais galės būti. Liko tik įmesti, tačiau to paskutinio dalyko ir nepadaro. Čia Pernavaitė perima kamuolį, greitajame puolime iš po krepšio 2 taškai. 54-51. Čia gerai išpildyta. Timofejevos perdavimas. Beveik visas rungtynes šiandieną pirmauja šeimininkės. Čia Timofejevos backdooras po Razgutės baudos metimų. Bando Aistės paspausti, tačiau išbėga pakankamai neblogai. 4 sekundės atakai. Timofejeva, jos perdavimas Saurazaitė, 2 taškai.